nėra labai didelio atotrūkio tarp komandų. Čia kaip gražiai žaidžia žalgiriečiai. Kukta. Barzdaitis judina kamuolį ties tritaškio liniją. Čia Titas Lavrinovičius gauna kamuolį, po to nepadaro ir 3 prieš 1 sugeba kažkokiu būdu. Ir čia pagaliau sugauti kamuolio ten, aišku, gerai. Padirbėjo rankomis ir žalgiriečiai atsikovoja kamuolį po netikslaus baudos metimo. Štai taip. Gražiai vaikšto kamuolį žalgiriečio atakoje. Čia paskutinės atakos sekundė iš toli. Ilgą pertrauką turėdami +6, 46-40. Čia dar kartą galis pirmasis derbis pasibaigė kauniečių pergalė. Vėliau dublerinės šių grandų komandos nacionalinė krepšinio šeimininkų reikia žalgiriečiams bandyti ieškoti būdų, kaip sustabdyti įsisiautėjusius šeimininkus. Čia 2 taškai. Dar vienas metimas kauniečių pavyks apsiginti. Pažiūrėsime, ar kažką pavyks išpešti iš šios greitos atakos Kauno Žalgirio. Pataiko 4 tolimą metimą šiose rungtynėse. Jokūbas Kukta. Žingsnelis į šoną. Bet net ir Silveinui Francisko jau nebėra taip lengva Eurolygoje. Tokius, kaip sakant, būdingas tikrai. Ir labai gražus tolimas metimas. Jokūbas Kukta atsako 3 taškus.